Spalio 4 dieną, ketvirtadienį, Kauno technologijos universitete vyko Vlado Lašo paskaita. Gausus studentų būrys rinkosi telekomunikacijų ir elektronikos fakultete. Kosmosas dažniausiai būna mažų berniukų svajonė. Sakykite, kiek realu yra Lietuvos studentams tapti kosmonautais? Šiuo metu du jauni žmonės, KTU ir VGTU absolventai, dar tęsiantys studijas, dirba NASA Ames centre. Vakar sėkmingai apsigynė projektą, 3 mėnesių darbą, kuriant lietuvišką pirmąjį mažą palydovą. Ir tai ne vaikiškos svajonės, tai tikras dalykas, ką daro tikri žmonės dirbantis NASA. O sakykite, kiek tokioje srityje yra svarbus kūrybiškumas? Labai svarbus. Kartais, reikia labai daug resursų, jeigu neturi kūrybiškumo. Tuo tarpu sugalvojęs, kaip kitaip apeiti kliūtis, rasti paprastesnį, trumpesnį kelią, kaip padaryti paprastą varlės šuolį, kaip angliškai vaizdžiai sako, leapfrog, apšokti žymiai didesnius ir nerangesnius. O galite gal detaliau papasakoti, apie ką bus šiandienos paskaita? Norėčiau padiskutuoti ir pasidalinti mintimis, kaip eina laikas, kokias žinias mes išmokstame, patys kūrėme, kas iš tų dalykų išlieka, ką prisimename praėjus 20 metų ir ką prisiminsime apie šiandieną po 20 metų. Vladas Lašas tinkamas pavyzdys jauniems savo kelio beieškantiems žmonėms.